Labas rytas. Nažerė 8 valandos 10 minučių dabar. Tuo išeisim. Eglė sukrovė kuprinę. Laukiam, kol atvažiuos toks kurjeris. Jie čia nuo miestelio paveža kuprinės. Dėjau ir aš savo keletą daiktų, kad būtų mano lengvesnė. Tai aš tai eisiu viską. Čia turiu porininką dar vieną. Su juo, žinai, Eglis sakė, jis kiek galės, nes čia šiaip tai vietovių yra, autobusai važinėja iš bet kurios vietos beveik, tai tada galėsime nutraukti savo kelią ir toliau keliauti su ratais, jeigu ką. Bet šiaip tai tokia yra su visai gera nuotaika, optimizmo kupina ir laukia ten irgi gatvėje, kol atvažiuos, rašinėja tenai. Tai 28 kilometrai šiandien yra. Esam tryse, aš, Eglė ir Chiara iš Italijos. Chiara dar irgi sėdi laukia. Tai tik atvažiuos, taip ir mes ir... Štai, jaunasis piligrimas, va taip eis. Ai, čia jos tu atneš savo, reiškia, kuprinę, kurią jinai šiandien naudos. Su kriauklė, su viskuo, piligrimystės ženklų. Nu, tai va. Ar pasiruošę? Va, pažiūrėkite. Ar jūs pasiruošę? Opa! Straksi neblogai, ne? Nu, neblogai straksi, tai va. Šiaip ten tie visi, ką jie ten davė, tai ten yra kosmosas, žinokit, ten jinai yra gavusi tokią medicininę paslaugą, kokie čia kosmonautai, gal tikrai jie gauna ten tokia, žinai. Tai čia labai rūpinasi visos vaistinės, visi, reiškia, medicina yra to tikriausiai prakandę dantis, reiškia, ir pralupė visas puslės ir žino, ką daryti, žinai, kaip gydyti jas. Sakė, netgi skausmo nėra tokio, žinai, tai tiesiog yra tiek visokios priemonės tam saugančios, kad, jo, nu, aišku, o šiaip tai energijos kupina yra. Ja, tai mes čia nakvojam neblogai, turėjom vakar ten tokį incidentą, ten, žinot, pasakysim taip, kad, reiškia, rusai nuo jankių ir jankiai nuo rusų nieko nesiskiria. Vakar atėjo čia piligrimas iš Seatlo, Washington, prisiliuobė alaus, paskui vyno, paskui pradėjo prie savo žmonos kabinėtis, ten, žinai, kažką lipo į lovą, tenai griuvo, jinai pabėgo nuo jo, žinai, ten nuo tos, reiškia, paskui du vyrukai iš piligrimų ten jį saugojo pusę nakties, reiškia, kad jisai Where is my wife? Where is my wife? Nu, žodžiu, aš nesu matęs tokių barbarų. Nu, Rusų esu matęs. Nu, dabar pamačiau Jankiai, kad irgi barbarai. Žinai. Tai šiaip visi žmonės mėly čia ir iš Brazilijos, ir iš Ispanijos, ir iš Tailando, iš visur kokių čia tų vaikinai ir merginos, nu, nuostabus žmonės, žinai. Ir kalbėsiu, viskas yra gerai, žinai. Čia tai buvo visiškas kažkoks tai pasigirimas. Great America, žinai, ten yra, kuri trampistas, man atrodo, toksai, žinai, kuris ten užkariausto visą pasaulį jau, žinai. Toksai, žinai. Tai, nu, bet nieko, išmiegojom ir va, ir būsim. Nežeras toksai miestelis yra toks, nežinau, kur Lietuvoje kokią rasti tokį, žinai, ten yra. Nėra čia kažkas tai tokia, primena labai tokį, nežinau, čia kokį tai 60-uosius metus, žinai, ten, kada nei tie pastatai čia kažkokie, nei čia kažkas tai yra. Tokių kooperatinių parduotuvėlių pilna, viską, žinai, tokių vat ir net nežinau, ėjom vakar, tai kavinukę vieną radom, kava čia yra blogiau blogo.
Yra, bet žinai, kada nieko negauni ir tokia gera, žinai, yra, bet jo pasilgom tos lietuviškose kavinėse, ten tų visų skrudintų kavų, žinai, ten iš tikrųjų, jo, kai parvažiuosim, tai ten jo tikrai bus atgaiva atsigerti tokių kavų, tai va. Tai valgyt pavalgom. Vakarienė vakar buvo soti, vištienos atnešė po gabalą ryžių, salotos buvo tokia, salotos pilna lėkštė, reiškia, ten jinai. Tai privalgėm iš tikrųjų gerai, dabar jaučiasi pilnas pilvas. Skysčių reikia, visada reikia skysčių daugiau. Reikės gerti, žinai, tai va. Tai gerai, tai laukiam dabar, tuoj atvažiuos.